Dar viena tema šios dienos tai yra tinko jungti su įvairiomis konstrukcijomis, kažkokie tai sudėtingi tinkavimai, pagalbinės tinko priemonės, kada jas reikia naudoti, kaip jas reikia naudoti. Taigi, tinko sluoksnių jungtis su įvairiomis konstrukcijomis, nes ten dažniausiai, jeigu mes neteisingai jas įrengiame, atsiranda trūkiai, kurie tikrai yra nepageidaujami. Šiai dienai mes siūlom naudoti tokius profilius tinko jungtims ir kur juos galima įdėti ir kokia iš jų nauda. Tai dažniausia kokios tos tinko jungtis būna. Mes turim, tarkim, lango rėmą, angokraštį, duris kažkokias tai. Ir standartiškai, kai vykdama angokraščių tinkavimas, tinkuotojai šitoj vietoje jungtyje su lango rėmu naudoja tokius plastikinius deformacinius profilius, jie ten prisikliuoja prie lango rėmo, bet jo dalis plastikinė lieka matoma ir dažnai užsakovam tas nepatinka. Jie prašo, kad glaistytoja ką nors padarytų, kad jisai nesimatytų, o glaistytoja ką daro, jį tiesiog išlupa ir ten kažkokiu tai būdu galvoja kažkokį sprendimą. O ką jie gali sugalvoti? Jie paprasčiausiai panaudoja gipso konstrukcijoms panašius profilius naudojimus. Galbūt matėt prieš tai, kai mes šešėlinę siūlę formavom su tokiu perforuotu kampu, bet jis labai panašus į šitą profilį. Irgi turi tokią briauną, bet ta briauna yra gipso storio, tai yra 13 mm. Ir tada jie ką turi padaryti? Jie paprasčiausiai su peiliuku bando išgraužti tinką, atleisti vietą, kad tą profilį galėtų šitaip įkišti tenais. O ten būna dažniausia lango sandarinimo juosta. Bet glaistytojams, jums, ne visiems svarbu iš tikrųjų išsaugoti kažkas tai, kas yra giliau. Jiems svarbu padaryti gražų paviršių ir taip toliau. Ir dažnas dalykas, kad tos juostos būna sudraskytos, supjaustytos, nes tinko sluoksnis kartais būna plonesnis negu 13 mm, tai jiems tas profilis netelpa, tai dėl to jie ten ir drasko. Ir gaunasi, kad namas praranda sandarumą, po to gali tenais ir, sakysim, drėkti angokraštis ir visko gali atsitikti. Mes siūlome naudoti tokius profilius, bet jie yra statomi tinkavimo metu. Tai yra, kaip matosi šitam pjūviui, šitas profilis yra priklijuojamas su montažiniais klijais prieš tinkavimą, arba jeigu tinko sluoksniai didesni, jisai gali būti fiksuojamas tiesiog su pačiu tinku. Ir tada išeina taip, kad jau glaistytojas, kuris ateis, jam iš vis ten nieko daryti nereikia. Gaunasi tokia kaip lyg ir šešėlinė siūlė, šitas tarpelis gali būti padaromas koks nori. Jeigu, tarkim, nėra prasmės arba nėra noro jo iš vis uždaryti, pavyzdžiui, kokiu nors hermetiku tenais akrilo arba dažomų silikonų, tai galima jį ten palikti vos ne milimetro atstumu nuo lango rėmo ir gausis kaip šešėlinė siūlė. O jeigu mes ten planuojam dėti hermetiką, tai hermetikai dažniausiai turi savo kažkokį tai funkcionalumą, o tas funkcionalumas yra toks, kad, pavyzdžiui, dažnumoje akriliniai hermetikai, jie turi ribą, iki kurios neplyšta, jeigu yra deformacijos. Ten, sakykime, apie 25% savo siūlės pločio. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu yra kokie 5 mm tarpas užhermetizuotas, o hermetiko charakteristikos yra 25%, tai nuo 5 mm ten bus kažkur tai milimetras su kapeikom deformacijas galės atlaikyti. Tai toks tarpelis, kaip čia parodytas pavyzdį, jau yra optimalus ir panaudoti hermetikui, pavyzdžiui, akrilui arba dar kažkam. Tai kaip galima šitos profilius čia panaudoti. Kitose vietose irgi jį galima sėkmingai ir gražiai panaudoti. Pavyzdžiui, vienoj plokštumoje turime ir mūrą, ir, pavyzdžiui, kažkokie tai čia vamzdynai paslėpti, užsiūti yra su gipskartone, ne? Kadangi yra labai skirtingos dvi konstrukcijos, mums čia reikalinga padaryti deformacinę siūlę. Dažniausiai tinkuotojai ką padaro? Šitoje vietoje tiesiog išpjauna kažkaip tai grubiai ir vėlgi ateina glaistytojas, jam reikia išspręsti, kaip gražiai padaryti tą griovelį. Jie vėlgi bando panaudoti tos pačius gipso profilius ir vėl susiduria su ta pačia problema, nes šita briauna yra 13 mm. Jeigu čia sluoksnio storis nėra 13, jie šitaip į čia įkišti nebegali jo. Ką jam daryti? Tai kaip kas sugeba. Vieni bando nupjauti,
tas profilis išsirango, nebepatogu dėti, bet iš tikrųjų yra tie tinko baigiamieji profiliai, kurie prieš tinkavimą galima pastatyti, tinkuotojai atliks savo darbus ir nieko glaistytojam nebereikės savo sukti galvos. Prašau, mes turim deformacinę siūlę ir po to su ją daryti galim ką norit. Jeigu ten nepatinka grevelis apdailoj, tada vėlgi tie patys silikoniniai arba akriliniai hermetikai užpildom, užsidažę, aišku, jinai matysis, kad yra siūlė, bet nebus, kaip sakoma, grevelio. Tai va, tai iš tų profilių panaudojama tokios sritis. Dar kur gali būti naudojama, tarkim, jeigu yra mūras pakeltas iki perdengimo prolokštės, bet dėl pastato konstrukcijos čia nėra kietai sujungta. Tada tinkas, jisai irgi negali būti čia privestas ir priklijuotas prie perdengimo plokštės. Ypač tada, kada nėra planuojama dėti kažkokiu tai lubų, pavyzdžiui, gipskartonio, ten įtempiamų lubų arba kitokių. Tarkim, mes norim tas pačias betoninės lubas palikti, kartais yra tokie sprendimai. Ir kaip tada gražiai padaryti tą mazgą. Tai lygiai taip pat šitas profilis prieš tinkavimą yra tvirtinamas, paliekamas tarpelis deformacijai. Čia jau reikia žiūrėti ir tarti su objekto techniniam priežiūrom ir tai žmonėmis, kurie žino savo konstrukciją, kokį jį palik didesnį ar mažesnį. Išsistatėm, viskas, atlikom tinkavimo darbus, turim gražų šešėlinį užbaigimą, kurį vėlgi galim hermetizuoti ar dar kažką tai daryti. Tai vat, tai yra tinkavimo profiliai, su kuriais galima daugą gražiai įrėminti ir gražiai užbaigti tinkavimo darbus. Kitas dalykas – tinko armavimas arba paviršių armavimas, kada juos reikia vykdyti ir kaip juos reikėtų dalyti. Visą laiką yra poreikis armuoti dvi skirtingas medžiagas ir armuoti reikia arba tinkamam armavimo priemonėm, arba integruojant toj vietoj į tinką armavimo tinklą. Bet ne visą laiką. Pavyzdžiui, kaip šituo atveju mes matom, kad dažniausiai šiai dienai papuolantys sprendimai tai yra angokraščiai yra apklijuojami kažkokią tai šilumą izoliuojančią medžiagą. Čia yra panaudotas speciali plokštė, kuri jau yra iš anksto užarmuota, turi armuojantį sluoksnį. Tai šita vieta turi būtinai būti suarmuota. Čia dvi skirtingos medžiagos. Mūsų stende čia yra 2 cm, kartais būna ir 4 ir 5 cm priklijuota. Tai minimalus armavimas reikalingas, kad užarmuota būtų va čia iki išorės. Bent 15 cm, jeigu tai yra daroma su klijavimo armavimo mišiniu. Ir tą galima šituo atveju taip ir daryti. Tepamas klijavimo armavimo mišinys, kuris naudojamas ir fasadams armuoti, integruojamas tinklas ir paviršių sušiaušimas tam, kad po to tinkas geriau prikiptų. Po to yra gruntuojamas specialių gruntų, kuris yra sisteminis gipsinių tinkų gruntas. Dabar kaip plokštės pačias paruošti. Užarmuot galima ir užlenkus iki pat vidaus. Tai yra tikrai neblogiau, tai gal net ir geriau. Čia parodytas minimalus sprendimas, kuris yra būtinas. Taigi va, jeigu mes susidurėm su plokštėmis, kurios jau iš anksto turi armuojantį sluoksnį, reikia įvertinti, kaip tas armuojantis sluoksnis įgeria vandenį. Mes tiesiog užlašinam vandens ir pasižiūrim. Jeigu vanduo staigiai įsigeria kaip į plytą, vadinasi, ant tokio paviršiaus jau sukibimui užtikrinti gruntai nebeturi būti naudojami tokie kaip beto kontaktas arba pucgruntas, tada jau yra tiesiog naudojamas gruntas, kuris suvienodina vandens geriamumą prieš tinkavimą. Tai yra gruntas Štupramer. Mes gruntuojam tada šitą plokštę ir vykdom tinkavimo darbus. Profilį čianais naudojam pagal planuojamą tinko sluoksnio storį. Profiliai šitie yra patogus kuom? Tuom, kad jie prasideda nuo 3 mm briaunos, tai reiškia, mes galim užtinkuoti net ir plonas sluoksniais tinkais, tokiais kaip Rodon Pliusas, kuris tinku galima naudoti nuo 2 mm, yra 6 mm tinko sluoksniui pritaikytas profilis, yra centimetrui ir yra dar aš čia neturiu, pavyzdžiui, 14 mm. Taip, kad tų profilių yra pilna gama ir patogiai galima panaudoti su įvairiais tinko sluoksnio storiais. Čia yra panaudota 6 mm tinko sluoksniui skirtas profilis, kadangi dar vieta reikalinga ir klijams, tai jis išsikėlė į 8 mm, tiek, kiek reikalavome minimaliai gipsinių tinkų sluoksniams. 8 mm reikalavimas yra minimalus sluoksnis.
Tai va, kartais būna, kad ne vieną sandorą skirtingų medžiagų, pavyzdžiui, kai yra sarama. Mes turim čionais vėlgi tą pačią šiltinimo plokštę, ne? Ir turim kitą vietą, turim mūro ir saramos. Jie irgi reikia armuoti, dvi skirtingos medžiagos. Galima pasielgti dvejopai, galima panaudoti vieno tipo armavimą, tai yra tas pats klijavimo armavimo mišinys, lygiai taip pat kaip ir čia, užtepamas, integruojamas tinklas, kad perdengtų ir šitą siūlę, ir va šitą va siūlę. Ne? Dabar aišku, šitoj vietoje mes neturim aukščiau mūro, bet jeigu būtų dar mūras aukščiau užkeltas, nuo šitos vietos viršun reikėtų bent 15 cm. Čia su armavimais yra tiek. Dabar ką daryti ir kaip nutinkluoti, kai siena sudaryta iš vienoj plokštumoj turi jungti su gipskartinio konstrukcija. Kaip ir minėjau, pavyzdžiui, kokia nors šachta užsiūta arba šiaip ateina gipso pertvara į, sakysim, sieną ir tarkim, tai ne vienoj plokštumoj. Ir mums, tarkim, reiks gipskartonį padengti, kad išeiti į vieną plokštumą kažkokiu tai storesniu sluoksniu tinko, ne? Tai tinkas, kaip ir minėjau, mašininiai tinkai dengiami minimaliai 8 mm sluoksnio storį, tai dabar įsivaizduokit, uždėjus ten 8 mm, ar jeigu daugiau, tai ten centimetras ir taip toliau, jis gali visą savaitę džiūti. Nes visą savaitę, kol jisai šlapės, mirkis gipskartinio plokštė. Gipskartinio plokštė ilgalaikės drėgmės poveikiai, jinai gali pradėti tešti, išsikraipyti ir taip toliau. Tada reikia specialiai paruošti tą gipskartinio plokštę prieš atliekant tinkavimo darbus. Specialiai paruošti, ką reiškia? Reiškia pritaikyti tam tinkamą gruntą. Ogi tam tinkamas gruntas yra putzgrunt. Jis labai panašus į fasadų apšiltinimo darbų metu naudojama prieš dekoratyvinį tinką gruntą, kurį daug kas įvardina kaip kvarciniu gruntu. Čia taipogi yra kvarcinio užpildo, bet kita sudedamoji dalis yra visiškai kitokia. Šitas gruntas turi tokį, kaip lyg ir drėgmės blokavimo funkciją. Tai nėra hidroizoliacija, tai neapsaugos tokių lygių kaip hidroizoliacijos apsaugo, bet nuo tos drėgmės kiekio, kol džiūna tinkas, gipskartinio konstrukcija tikrai apsaugos ir be to užtikrins gerą sukibimą su gipsiniu tinku. Tarp kitko, šitas gruntas net ir dėmes blokuoja. Kitais atvejais galima apsisaugoti nuo suodžių, nuo nikotino kažkokių tai dėmių. Nebūtinai šitam sprendimui. Kitais atvejais tas gruntas irgi gali būti naudojamas dėl įvairių nešvarumų blokavimo. Su kokiais niuansais dar susidurime tinkavimo metu? Kartais susidurime su klausimais, ar aš galiu tokį pagrindą tinkuoti ar ne. Paprastai nereikalauja kažkokio tai ypatingo paruošimo pagrindai, tai yra nauji pagrindai, tai yra naujas mūras, nesvarbu iš ko jisai būtų padarytas, ar iš silikato blokelio, ar iš dujų silikato, ar ten betoniniai, bet jie nereikalauja ypatingo gruntavimo, apart parinkti pagal pagrindo tipą tinkamą gruntą. Tarkim, jeigu tai yra blokai kažkokiam plytos ir taip toliau, tai naudojamas tas pats štuprimer ir viskas, ir vykdomas tinkavimas be jokių kažkokių tai niuansų. Bet ką daryti, kai mes susidurime, pavyzdžiui, su tinko sluoksniu, kuris yra senas. Mes matome, jisai sutrukinėjęs, suskilęs, kartais galbūt jau ir nebeįmanoma sustabdyti byrėjimą, tai savaime suvokiama, kad jeigu uždėsi naują sluoksnį, o tinkas visas byra, jisai tiesiog atkips su tom laisvom dalelėm, jeigu gruntais, kurie naudojami surišimui, jau nebesugeba surišti. Tada pasirinkimas dvejopas, arba visiškai nušalinti iki plytų tą seną tinko sluoksnį ir tinkuoti per naują nuo plytų. O galbūt tai yra neracionalu, pavyzdžiui, kaip ir čia tinko sluoksnis nemažas, jis gali būti dar didesnis, čia bent 3 cm. Tai jeigu man reikės jį nusidaužyti ir išsivesti vėl į tą pačią plokštumą, tai aš turėsiu atstatyti tą, ką nudaužiau ir dar plus tiek, kad išlyginti paviršių, ne? Tai gali būti ir 4 ir 5 cm tinko, o ką daryti su visom tom šiukšlėm, tai irgi yra didelis vargas ir taip toliau. Galbūt racionaliau yra nieko nedaryti su senu tinku, panaudoti specialius tinką laikančius pagrindus, juos prisitvirtinti ir tada mums jau nebesvarbu, ant kiek šitas senas tinkas pas mus ten laiko apkrovas, laiko ar nelaiko, mes jį ten paliekam, užkonservuojam ir viso gero.
tiesiog mūsų tinko sluoksnį jau laikys specialus metalinis tinkalas. Jeigu tas paviršius ant tiek kreivas, kad norisi su metaliniu tinklu dar ir plokštumą pakoreguoti, galima naudoti po metaliniu tinklu įvairias priemonės, ar armatūras, ar kažkokios tai kitokias priemonės, kurias padeda tą tinklą išniviliuoti. Svarbu, kad tos priemonės būtų apsaugotos antikorozinė danga ir išlaikytų tą drėgmės apkrovą, kol tinkas džius. Ne? Tinklas tada ryšamas tiesiog nerūdijančios vielos pagalba, nežinau, jūs čia gal nematot, va, čia yra tokie mazgeliai surišti, kaip jis pritvirtintas prie tos mūsų ar armatūros, ar dar kažkas tai tokio. Rišimo arba tvirtinimo tipas priklauso nuo konkretaus tinklo. Čia yra tinklas, kurį mes pardavinėjame ir jis vadinasi Rippenstrech Metal. Čia turėtų būti atstumas tarp tvirtinimo taškų nemažesnis nei 40 cm. Ir dar kas yra įdomu, kad su šituo tinklu galima perdengti kažkokias tai angas. Pavyzdžiui, jeigu mes turim vėlgi ar ten tai šachtą, ar tai turim kažkokią tai, nežinau, šildomų grindų sistemos kažkokią tai sudėtinę dalį, ten kolektorių ar dar ką nors, kur vamzdžiai išeina. Ten vėlgi didelis plotas, kur tiesiog ant vamzdžių tinkuoti negalim ir ten nėra kažkaip tai laikinai ar gipskartonio uždengta ar dar kažkas tai tokio. Ar mes nenorim šitoj vietoje deformacinių siūlių, tada vėlgi mes panaudojam tą patį tinklą, kaip mato, čia be jokio karkaso, be nieko. Jeigu anga nedidesnė negu 40 cm, galima be karkaso tiesiog užtinkuoti ir jokių problemų jau ir nebeturėsim. Jeigu anga yra platesnė, čia reikia daryti papildomą karkasą, prie kurio tvirtintume tą metalinį savo tinklą. Taigi, kur dar galima tokį tinklą panaudoti? Pavyzdžiui, sienos kartais būna surištos dėl kažkokių priežasčių metaliniam tvirtinimo juostom, arba šiaip tai yra pačioj sienoje instaliuota kažkokia tai, nežinau, metalinė sarama, ar ten, nežinau kas, metalinė detalė, sakykim taip. Tiesiogiai ant metalo tinkuoti negalima. Gruntų pagalba to daryti irgi negalima, nes tos metalinės detalės mūro atžvilgių gali kažkiek judėti, gali trūkiai atsirasti ir taip toliau. Tada vėlgi mes perdengiam tas metalinės detalės tokio metaliniu tinklu. Tarkim, va čia yra kažkokia tai metalinė detalė, ne? Mes vėl perdengiam bent 15 cm su metaliniu tinklu į vieną ir kitą pusę, nusitinkuojam, integruojam tinklą. Tinklas reikalingas tam, kad vis tik tai yra du skirtingi pagrindai. Čia metalinis pagrindas, o čia jau normalus mūras. Reikia šitą vietą perdengti, tai mes kokią 20 cm turim perdengti ir integruoti į tinko sluoksnį tinklą, stiklo audinio tinklą, kurio akis turi būti nemažesnė gipsiniam tinkam nei 5 mm ir nemažiau kaip 210 gramų. Čia yra fiziniai parametrai tinklų. Tai va, tai čia tiek gal būtų su... Dar kur galima būtų panaudoti, jeigu mes turim renovaciją senamiestį. Pavyzdžiui, dažnai būdama prieš kokius, nežinau, prieš 80, prieš 100 metų daromos vidinės pertvaros iš medžio. Tai būdavo mediniai rąstai, ten kažkokios tai lentos, po to pritvirtinta tokios balanos arba drankė liaudėje vadindama. Ateinam remontuoti, žiūrim, vinys visi, su kuriais buvo pritvirtinta ta taip vadinama drankė nurūdyja. Mes nuplėšėm ir ką mums daryti? Dvi išeitis, arba vėl tas pačias balanas pasigaminti naujas, sustiprinti medinę visą konstrukciją pertvaros, prisitvirtintas medinės balanas ir tinkuoti. O kita išeitis yra tiesiog prie medžio konstrukcijos prisitvirtinti vietoj balano šitą metalinį tinklą. Tik tai tada reikėtų dar po metaliniu tinklu kažkokio tai popieriaus vaškuoto, kas šlapias tinkas medienos, kol neišdžiūvęs nemirkytų. Ne, ir mes šitaip galim susitvarkyti, sakysim, senamiestį kažkokį tai pastatą, kur pertvaros likusios medinės. Luboms šito konkrečiai tinklo naudoti negalima. Jeigu yra poreikis ten kažkokias tai medinės perdangos lubas tinkuoti, tai yra vėlgi senamiestį tai dažnai randama, reikia tada ieškoti kito gamintojo tinklo, kuris yra tinkamas ir lubo tinkavimui. Tai čionais tiek tada apie metalinius tinklo pagrindus. Dar kokios gali būti sudėtingos situacijos. Ir jos būna net ir naujoje statyboje, jeigu ypač
sienos ir tiek nešančios, tiek vidinės pertvaros yra padarytos ir sumūrytos iš akitbetonio arba dujų silikato blokelių. Vis tik tai tenais atsiranda tokie dalykai, kad tinkui džiungnant tinkas sutrukinėja siūlių vietose. Va šitose vietose. Kodėl tai įvyksta? Tai įvyksta dėl dviejopių priežasčių. Dėl to, kad tinko rūšis neteisingai parinkta, nes tinko rūšies parinkimas priklauso nuo blokelio tipo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes negalim ant minkštesnio ir deformatyvesnio mūro dėti standesnį tinko sluoksnį. Pavyzdžiui, įprastiniai kalkių cemento tinkai, tai yra CS3 gniužnimo klasės tinkai, jų tankis yra maždaug nuo 140 iki 180, nuo 1,4 iki 1,8 tonos į kubinį metrą, o akitbetonio blokelių tankis būna nuo 300 maždaug iki 600 kg. Tai yra 2, 3, 4 kartus standesnė medžiaga. Mes iš principo negalėtume tinkuoti tokio medžiagom, tokių blokelių. Tada, ypač jeigu dar nesilaikoma kažkokiu tai, sakysim, vidaus apdailos hygroterminių reikalavimų. Ką tai reiškia hygroterminiai reikalavimai? Tai reiškia, kad darbinė aplinka turi būti tinkama apdailai. Tai reikia ir pastoviai vėdinti patalpas, reikia tinklavimo darbus pradėti, kai blokeliai visiškai išdžiūvę, palaikinė tam tikrą temperatūrą tinkamą darbams ir būtent tas vėdinimas yra svarbu. Ne visą laiką tą pavyksta įgyvendinti ir gaunasi taip, kad tinkai džiūna ilgai. Dėl to yra ilgalaikis tų blokelių poveikis drėgmė ir po to, kai tinkas pradeda džiūti, kai jisai atveria savo poras, tik tai tada pradeda akitbetonio blokeliai džiūti ir jie suplyšta ties šitom siūlėm. Nepilnai atplyšta, o įplyšta ten po centimetrą, po 2 centimetrus ir suplėša tinko sluoksnius. Netgi ir gipsinį tinką kartais suplėša, nors gipsiniai tinkai pagal savo fizinius parametrus yra artimesni, nes gipsinių tinkų elastingumo modulis, kurį irgi reikėtų derinti, yra jau labai panašus į akitbetonio blokelio elastingumo modulį, o tankis gipsinių tinkų yra apie 800 kg į kubinį metrą. Tai nėra vis tik tai 1400, 1800 kaip kalkių cemento tinkų. Jau kaip lyg ir geriau dera, bet ne visiškai iki galo gerai dar dera, sakykim taip. Tai dabar su akitbetonio su dujų silikatu kaip yra, kaipgi teisingai juos nutinkuoti. Mes nerandam Lietuvoje, bent jau nėra man žinomas kažkoks tai reglamentas ar kažkokios rekomendacijos, kaip teisingai parinkti tinko rūšį, bet tą dalyką mes randame, yra tokia mūro ir betono gamintojų Europoje asociacija, kur išleidusi tinko, kaip čia pasakius, tinko suplanavimą, tinko rūšių parinkimą pagal savo blokelius. Ten minima tai, kad reikėtų akitbetonio blokelius tinkuoti plonasluoksniais tinkais, tai yra 3-6 mm. Mes to padaryti negalim, nes mūsų plokštumo reikalavimai Lietuvoje kitokie. Dar yra elektros instaliacija, kurią reikia paslėpti. Taigi tada, jeigu vis vien reikia storos sluoksnį tinkavimą daryti, rekomenduojam jį visą laiką armuoti, kad tinkas gebėtų lengviau ištverti visus tokius vaikščiojimus. Ir paskutinis dalykas, ką noriu paminėti, nereikėtų patalpų vėsiu laiku šildyti dujiniais šildytuvais. Dujos išdegina deguonį iš oro, šitaip sukelia patalpo temperatūrą, bet sukelia kartu ir santykinę oro drėgmę. Tai irgi kenkia visai apdailai. Taigi aš jau baigiau, jeigu turit klausimų, turbūt ne dabar, o atskirai pašnekėsim, nes aš jau trukdau savo kolegom. Ačiū.